Zombie apocalypse. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. E accanto al ritmo nel dolce tuo respiro è primavera, sarà perché ti amo. Caro una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Ora si sa. Sempre pilato si va. Sveiki visi ir sveikinu su Velykom ir linkiu, kad jūsų kiaušiniai būtų stiprus. Ir gana čia kalbėti apie genitalijas, tai esu aš dabar šiuo momentu Panevėžy ir einu iki Sydo arenos. Pafilmuosiu, pakalbėsiu, paprikolinsiu gal, jeigu jau moku prikolinti. Ir kai Utenoj prisnygė, šiandien aplink visur geras oras. Einam iki Sydo arenos, pakeliui prie bažnyčių prieisime, prie vienos iš mokyklų ir Panevėžys ir čia mes einam ne pagrindiniai aikštei, turime ne pagrindiniam gatvėm, tiesiog einame aplinkiniais rajonais, bet prie Sydo arenos bus didelė sankryža ir čia Radviliškio gatvė buvo. Garažai karočią kostės. Saulutė išlindo, nusprendė pašilti mano pimpalą. Ką galiu pasakyti apie Panevėžį, tai labai daug apleistų namų. Ir pavyzdžiui, toks apleistas visai. Nežinau, gal neapleistas, bet tikrai senas namas. Taigi artėjom link Maksimos, ten užeisime, kažką nusipirksime ir bus zajebys. Pajudėjai. Taigi čia yra Maksima, toj mes į ją užeisime. O ten yra Kalnapilio gamykla, karočią. Ir visai gražus upelis. Man atrodo, gal net Nevėžis, nežinau, ar pro Panevėžį teka Nevėžis, nežinau, karočią. Taigi ten kažkur toliau yra Gimdos namai. Štai taip atrodo Panevėžio Tadž Mahalas. Taigi atėjom į Maksimą, ten kažką nusipirksime ir bus zajebys. Purva šitai visai gražus, gal perku nahui. Taigi paimsiu vaką. Taigi buvo Maksimoj, blėt, ir nuspirkome vaką ir vaką nahui. Čipsus karočią. Ir čiulpivį. Ir artėjame link vienos iš bažnyčių. Aprodysime bažnyčios išorę. Gal į vidų įneisime, žiūrėsime, kaip kas yra. Ir po to eisime prie katedros, po katedros prie mokyklos, po mokyklos prie, tai yra Sydo arenos. Statybos, lažybos. Pizdėts nahui. Taigi esam Panevėžio parke ir jis tikrai nėra kažko įspūdingas, tiesiog kažkokie kurva keisti akmenys, blėt, ir viskas.
čia kažkokios tai mokyklos aikštelė, ką aš čia, ten biški ir fulės yra. Nu, va čia ta ir mokykla. Blet, šalta rankovėm ir rankom visom nahui. Net bibiskiaurai kelnes peršala. My house. Nu, blet, aš ir klyšas nahui. Kukalė bubliuši. Au! Nu tai ką, va, atėjom prie bažnyčios. Kaip bažnyčia vadinas, nežinau. Ir jo. Ir visos kunigijos skelbiamas išgelbėjimas garbę. Kingiau. Karočią, va čia yra rusų cerkvė. Nu, ten, kur tie rusai išpizdėję meldžias. Tipo, jiems nepatinka kažkoks tenai kitoks tikėjimas ir nahui. Nu tai va, net Panevėžy yra vietos, kur karočią šunim nusimyšta. Nu tai ką, jo. Nežinau praktiškai ką pasakyti, tiesiog. Dabar einam iki va šitos va bažnyčios, katedros ir po to eisma iki mokyklos. Aleliuja, aleliuja. Taigi atradom vieną vietą, tai čia daug antkapių, ar ko čia, pamatysiu kažką įskaityti. Mikosovas ir jo. Tai esam Krekenovos gatvėj ir einame toliau. Taigi, karočią buvom beveik pasiklydę, ėjom tarp kažkokių karočią sodybų. Galvojau, kad karočią jau Jurbarke esam, tai jo. Bet ėjom aplinkeliais ir radom va mokyklą, blėti. Visai tokia baika. Mokykla. Nu tai va, mokykla iš arčiau ir čia yra Panevėžio Vyturio progimnazija. Jo, gera mokykla. Bent jau tai prašo ženklas. Nu ir dabar mūsų tikslas yra CIDO A R E N A. Karočią chebra tenai va yra Tulpių gatvė. Karočią chebra supratau vieną dalyką, kad mergas tik per Velykas gauna kiaušus, o vyrai visais metais nešiojas kiaušus savo kelnėse. Nu va, chebra, suspažinkime, kaip Panevėžys myli agurkus. Nu ką, chebra, daėjom iki CIDO arenos. Ir jo, va čia tikra gera sankryža, kur avarijų daugiau negu pas. Taigi pernai čia buvo įvykis. Važiavo 3 draugai, po avarijos liko 4. Va čia matosi pro langą vidus. Nu jo, tai o čia žaidžia labai chujova komanda, Panevėžio Lietkabelis. Taigi artėjom lik Maksimos, o čia Maksima, jeigu neklystu. Ir jo, mums dar reikia į Maksimą užėti, pasižiūrėti, ar viena parduotuvė dirba. What the fuck? Sniegas mėtosi. What the fuck? Kaip aplink vakas yra. Nu nahui, karočią, chebra, čia neaukia šūdų, karočią. Viena.
Taigi Kika nedirba. Ir jo, einame pailsėti, sušilti rankas ir nusimyšti. Pagaliau. Karočią vyrų tualetą sugedęs yra. Tai man dabar tenka myšti invalidų tualete. Jo. Karočią, jo, pradedam. Taigi geimų dafiga. Jo. Jo, taigi nuėjęs va tokį va miestą. Jaučiuosi kaip kaimietis. Rimtai, Panevėžys žymiai didesnis miestas už Uteną. Jaučiuosi tikrai kaip kaimietis. Blet, net. O, blet, NBA. Pataikiau, blet. Taigi, jau išėjome iš Maksimos ir dabar bandysime skambinti savo tėčiui, kad jis atvažiuotų mūsų pasimti ir kad nuvažiuotume į namus pas močiutę. Nes būtent pas ją ir atvažiavom čia į Panevėžį. Matot, net Panevėžį Roma stovi. Va čia yra Panevėžio poliklinika ir jo. Taigi pagalvojau ir nusprendžiau dar už eismą į Lidlą. Nes aš, jeigu be prikolų, dar nesu buvęs Lidle, nes Utenoje dar Lidlo nepastatė. Taigi, istorinė akimirka, top faktai, Lidle. Taigi, užėjus Lidlą, iš karto kvepia kažkodėl bandelėm kvepia. Taigi, nusprendžiau, palyginsiu šiek tiek kainas. Karočią, parodysiu, kas man atrodo, kad labai jau taip pigų čianai Lidle. Nutėlo už eurą. Kai man atrodo, kad paprastai parduotuvėje virš euro kainuoja. Taigi pastebėjau daug dalykų, kad čia yra visokiausių prekių, kokių, pavyzdžiui, Maksimose nepamatysi, nes tikrai čia nematytos, pavyzdžiui, saldainiai nematyti. Jo. Va, pavyzdžiui, morkas po 14 centų. Chebra, kaip atrodo, bananai. Bent jau agurkai normalūs. Chebra, įsivaizduokit, čianai tiesiog galima paimti vietoj bandelę. Įsivaizduojat? Chebra, tiesiog paimat pro stiklą ir suvalgo. Taigi Lidle pabuvom ir dabar jau iš tikrųjų skambinsime tėčiui, kad atvažiuotų mūsų pasiimti. Taigi, Chebra, atsitiko problema. Tėvai nusprendė papakštauti ir dabar mūsų neatvažiuos pasimti. Mums teks patiems eiti kažkur 2 kilometrus per Panevėžį iki namų. Jo, ir vakare mes išvažiuosime atgal į Uteną. Į tą pačią Uteną, kur mes gyvenam. Ir jo, Panevėžys iš tikrųjų smagus miestas. Tikrai gražus. Ir todėl pasiėmiau suvenyrą. Karočią radau ant žemės, kaip kokia šiukšlė mėtosi. Ir kitų pusė, va, Lavrinovičiai ir dar Galdikas. Per vidurį. Va, ir Juventus parašyta. Jo, pasiėmėm suvenyrą, prisklijuosiu ant savo sienas Utenoje. Ir jo.
niekas mūsų neras ir tik tai žvaigždės supras. Tai, ką mes turim, vien tik mūsų yra. Ir jeigu man reikėtų kristi, 1, 2, 3, aš užmerkiu akis. Tegu man palikti išdrįsti, nes sunku tik, jei tu kartu nepaleisk manęs. Būkim tiesa, kelk sparnus aukščiau. Žinau, galėsim. Šiam pasauliui reikia tiek net. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.